Kodėl mane pieva pasirinko? Aš manau, kad aš ją pasirinkau. Ne pieva mane pasirinko. O gal mes vieni kitus pasirinkom. Pieva mane, o aš pieva. Ir pieva man yra atskaitos ir augimo taškas. Kaip kažkam tai nauji metai, tai man tai pieva. Ir kiekvienais metais atvykusi čia aš pamatau, kiek aš paaugau. Norėjau, kad palikčiau visus daiktus, telefonus, viską šone ir įsižeminčiau, pabūčiau savimi. Atidėčiau šoną kaukės, pasidėčiau viską į šalį ir būčiau čia, dabar, girdėčiau savo vidų ir būčiau savim. Pirma mano pieva, tai tiesiog daug klausimų atsakiau savo, daug klausimų atsakysiu kitiem dabar, kai grįšiu į realybę. Ir patyriau, be galo daug naujų patyrimų. Susiradau daug draugų. O kad mane pasirinko, turbūt reikėjo iš ten. Manau, kad pribrendau pievai, tai pieva ir pasirinko mane. Aš ją pasirinkau, galvojau visą laiką. Bet pieva pasirinko dėl debesų, dėl kosmoso. Aš žinau, kad čia esu saugi, esu priimta tokia, kokia esu ir galiu būti tokia su visais savo jausmais ir priimti kitų jausmus. Pieva pasirinko mane pamokyti ir priminti, pasidaryti laiko savo ir nebijoti atsitraukti nuo planų visokių. Aš manau, ateina tam tikras laikas kiekvienam ir mes tiesiog tinkamu laiku, tinkamoj vietoj. Tiesiog, žinai, kai lemta, negali praeiti. Pieva pasirinko mane, nes aš buvau pasiruošęs. Bendrystė, tikrumas, apkabinimai. Meilė, šiluma, ryšys. Bendrystė, atsipalaidavimas ir įsižeminimas. Meilė, artumas, gėris. Apsikabinimas, atsipalaidavimas ir bendras gerumo jausmas. Meilė, ryšys, amžinybė. Savęs pažinimas, gera energija ir meilė. Priėmimas, meilė, gyvybė. Širdį mano pakvietė. Aš iš tikrųjų bijojau vienas važiuoti, bet išgirdau Kęstučio video namų darbus atlikti, pagalvoti, kas viduje, kokių yra neišdirbtų dalykų ir ką norėtum gauti iš pievos. Ir aš pradėjau galvoti apie tos namų darbus, bet pagrindinis dalykas buvo, kad aš kažkodėl bijojau čia važiuoti. Ir vienu momentu man tiesiog labai stipriai tokią stiprią trauką pajaučiau viskam. Net nežinau, kaip tai paaiškinti, bet tiesiog visai tai atmosferai. Nors aš net nežinau apie ką čia, va dabar tik pirmą kartą Kęstutis vis mini, kad tai yra būsena ir proto aš negalėjau suvokti, kas tai per būseną, bet dabar aš per šitas 5 dienas visiškai tą būseną suprantu, ką jis turėjo omeny, išjaučiau. Bet jinai mane kažkaip pakvietė, nežinau kaip iš tikrųjų, negaliu paaiškinti. Tiesiog tas būsena. Tiesiog. Prašau dabar užsimerk ir pasakyk 3 žodžius, kurie pirmieji ateina į galvą, kas yra tau debesų pieva. Meilė, empatija, laisvė. Shiva